Žemės dirbimas istoriškai susijęs su žmogaus pastangomis padidinti derlingumą ir užtikrinti maisto gamybą. Tai pagrindinė agrotechninė operacija, kurios metu tikslingai keičiamas dirvožemio masės erdvinės išsidėstymas ir taip kontroliuojamas dirvožemio vandens ir oro režimas. Ekologinėje žemdirbystėje žemės dirbimas yra ypač svarbus. Jis ne tik sudaro idealias sąlygas augalams augti, bet ir yra pagrindinis piktžolių kontrolės būdas. Be to, kiekviena operacija planuojama taip, kad būtų ribojama žemės degradacijos procesas ir tausojami gamtos ištekliai. Kondicionavimas yra pirmoji operacija po ankstesnio derliaus nuėmimo ir yra ypač svarbi ekologinėme ūkininkavime. Taip siekiama skatinti piktžolių sporų ir sėklų dygimą, o ne jų patekimą į gilesnius dirvožemio sluoksnius. Taip galėsime veiksmingai su jais dirbti, o ne atidėti problemą vėlesniam laikui ir mechaniškai jų atsikartyti. Svarbu, kad atliekant šią operaciją būtų dirbama giliau nei 5 cm gilyje, nes tai yra optimalus gylis daugumai piktžolių sudygti. Paviršiaus apdorojimą sudaro natūralius rinkos vandens kapiliarus. Todėl dirvos paviršiuje susidaro izoliacinis sluoksnis, kuris apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Taip užtikrinama, kad viršutiniuose dirvožemio sluoksniuose išliktų drėgmės. O tai ypač svarbu sausringose vietovėse arba tais metais, kai iškrinta mažiau kritulių. Po tinku užpilamos ankstesnių pasėlių arba tarpinių pasėlių liekanos, kurios praturtina dirvožemį organinėmis medžiagomis ir maistingosiomis medžiagomis. Šis veiksmas svarbus siekiant išlaikyti gerą dirvožemio struktūrą ir palaikyti mikrobų gyvenimą, kuris prisideda prie dirvožemio derlingumo. Kartu tai yra de facto sanitarinė priemonė sumažinti ligų ir kenkėjų paplitimą, nes augalinių liekanų irimas užkerta kelią tolesniam jų plitimui. Arimas yra pagrindinio žemės dirbimo operacija, kuri vis dar užima tvirtą vietą ekologinėje žemdirbystėje dėl kelių priežasčių. Ariant dirva gerai išpurenama, todėl pagerėjo aeracija ir sąlygo šaknims augti. Ši operacija taip pat leidžia efektyviai tirpti organinės liekanas iš tokių ir organinių trąšų, kurios aprūpina dirvožemį maistinėmis medžiagomis ir skatina dirvožemį mikrobų aktyvumą. Be to, ariant dirvožemį sumaišomos organinės medžiagos, kurios padeda suskaidyti liekanas ir sumažinti ligų bei kenkėjų paplitimą. Ariant dirvą, dirvonai ir daugiametės piktžolės pasislėpia gilesniuose dirvos sluoksniuose, todėl jas lengviau sunaikinti. Dėl to, kad piktžolės yra gylyje, jos negali išlįsti į paviršių ir konkuruoti su pagrindiniais augalais. Tinklo paruošimas tai dirvos paruošimas sėjai, kad pagrindinis pasėlis būtų tolygiai išsidėstęs. Tinklinės lysvės kūrimas šiame etape dirvoje dirbama negiliai, kad būtų sukurta ideali tinklinė lysvė sėkloms. Mechanizacija. Priemonė su pasyviais darbo organais atlieka svarbų vaidmenį, ypač įprastinių ir reduguotų technologijų atveju, ir leidžia efektyviai paruošti tinklo klodą. Pagrindinė jų naudojimo sąlyga yra ta, kad po derliaus nuėmimo paviršiuje ir viršutiniame dirvožemio sluoksnyje iki 10 cm gylio turi būti kuo mažiau gyvų ar augalinių liekanų. Taip užtikrinamas tolygus sėklos sąlytis su dirva ir skatinamas greitas bei tolygus išdžiūvimas. Prieš ruošiant tinklą galima išnaikinti dalį dygstančių piktžolių ir taip pagerinti sąlygas pagrindiniam pasėliui augti. Sėja – tai pagrindinė operacija, kurios metu į tinkamai paruoštą dirvą tolygiai įterpiamos ir koreguojamos augalų sėklos. Kiekvienam augalui turi būti pakankamai vietos augti ir vystytis, užtekti šviesos ir oro, kad augalas augtų sveikas ir stiprus, galintis konkuruoti su piktžolėmis. Ekologinėje žemdirbystėje labai svarbu užtikrinti tinkamą sėjos gylį ir vienodą sėjos intensyvumą. Tankus ir tolygus medynas neleidžia augti piktžolėms, nes augalai efektyviai naudoja turimus išteklius ir neleidžia piktžolėms augti. Be to, subalansuotas medynas yra naudingas vėlesniam auginimui vegetacijos sezono metu. Sėja gali būti skirstoma į siaurą eilių sėją augalams, kuriems reikia tankios juostos, pavyzdžiui, javams, ir plačiai liusėje augalams, kuriems reikia daugiau erdvės tarp eilučių, pavyzdžiui, kukurūzams ar cukriniams rankelėms. Tikslioji sėja skirta tolygiam atskirų sėklų pasiskirstimo eilutėje, o tai labai svarbu augalams, kuriems reikia daug vietos, pavyzdžiui, daržovėms ar techninėms kultūroms. Kruopšti sėja sumažina sėklų sąnaudas ir kartu užtikrina pakankamai tankų piktžolėms atsparų medyną. Ekologinėje žemdirbystėje pirmenybė teikiama vietiniams sąlygoms pritaikytoms veislėms, nes tai padidėja sėkmingo derliaus tikimybė ir užtikrinamas didesnis atsparumas ligoms.
Žemės dirbimas vegetacijos metu yra svarbi ekologinio ūkininkavimo priemonė, nes tai vienintelis tiesioginis būdas išnaikinti piktžoles. Auginimas skirstomas į du pagrindinius tipus. Visapusiškas auginimas. Šiuo metodu dirva apdorojama labai sekliai, iki 2 cm gylio. Todėl jis idealiai tinka ankstyvosioms piktžolėms naikinti. Įprastinės viso aukšto kulvetavimo priemonės yra srautiniai vartai, rotacinės priekabos ir rotaciniai tinkliniai vartai. Pratekamaisiais vartais veiksmingiau naikinamos smulkios piktžolės ir užtikrinama veiksminga kontrolė. Ditko naudojo piktžolės arba piktžolės nedaugiau kaip 2 gimdos lapų stadijoje. Rotaciniai noragėliai labiau tinka dirvai, kurie yra daugiau derliaus nuėmimo liekanų, nes jie geriau įveikia šias liekanas ir užsikimša, nors ir nėra tokie veiksmingi kovojant su aukštomis piktžolėmis. Jie puikiai suardo dirvos kerpę ir tai pagerina sąlygas pasėliams susitraukti ir augti. Rotacinės tinklinės akėčius yra kompromisas tarp piktžolių kontrolės efektyvumo ir galimybės tvarkyti jų liekanas dirvos paviršiuje po derliaus nuėmimo. Tai padidinant visapusiško kultivavimo, lankstumą įvairių tipų dirvožėmis ir įvairiomis sąlygomis. Tarpueilinis auginimas. Taikant šį metodą naudojami tokie įrankiai kaip plūgai, kuriais dirva įdirbama tarp pasėlių eilučių. Tarpueilių kultivavimo privalumas galimybė kovoti su piktžolėmis net ir vėlesniuose pasėlių augimo etapuose. Tačiau tai yra piktžolių kontrolės užkariavimas, o tai reiškia, kad šiuo metodu nebegalima veiksmingai kontroliuoti piktžolių pasėlių eilutėje. Ekologinis ūkininkavimas yra ydinga inovacinių technologijų kūrimo varomoji jėga, nes jo poreikiai kai kuriuose srityse labai skiriasi nuo įprastinio ūkininkavimo. Dėl spaudimo efektyviai ir tausojančiai dirbti dirvą ir be cheminių medžiagų naikinti piktžoles kuriamos specialios technologijos, padedančios tvariai ūkininkauti. Dėl robotų ir jutiklių technologijų pažangos kai kurios mašinos gali nukreipti piktžoles tiesiai į eilutes. Šiuolaikiniuose ekologiniuose ūkiuose naudojamos išmaniosios mašinos, kuriamos naudodamos jutiklius, o kartais ir dirbtinį intelektą. Gali naikinti piktžoles tarp eilučių, nepažeisdamos pagrindinių pasėlių. Šios technologijos leidžia tiksliau kontroliuoti piktžoles ir sumažinti derliaus nuostolius. Šiuolaikinėmis žemio dirbimo mašinomis galima atlikti viso pločio arimo sluoksnius, kurie išsaugo dirvožemio struktūrą ir kuo mažiau pažeidžia dirvožemį, taip užtikrinant veiksmingą piktžolių kontrolę be cheminių medžiagų. Ekologinis ūkininkavimas tai tradicinės praktikos ir šiuolaikinių naujovių derinys. Šiais metodais skatinama dirvožemio sveikata, pasėlių atsparumas ir tvari žemdirbystė, tausojanti gamtos išteklius ir mažinanti priklausomybę nuo sintetinių medžiagų.